Tai va, pirma priežastis, kodėl mokytoja dirbti yra geriausias dalykas pasaulyje. Yra vaikai. Ir nieko aiškinčiau daugiau nereikia. Nes tiesiog jie moka džiaugtis, jie moka ieškoti, jie moka žaisti, jie moka klausti, jie moka būti savimi. Todėl, kad tu gali atskleisti visą savo kūrybinį potencialą. Niekada nebūna dviejų vienodų pamokų, niekada nebūna dviejų vienodų vaikų, niekada nebūna dviejų vienodai atliktų užduočių, niekada nebūna dviejų vienodų renginių. Tiesiog tu turi būti tame ir kurti kiekvieną dieną susiduri su pažanga. Po kiekvienos užduoties tu matai pažangą, kurią tavo vaikai pasiekė. Tu dirbi su pačiais pažangiausiais dalykais, tu rodai pačius geriausius pavyzdžius, naujausius mokslo atradimus, geriausius meno kūrinius, puikiausius muzikos kažkokius albumus. Tu visą laiką esi tarp geriausių. Tu pasakoji vaikam apie sėkmingus žmones, apie jų sėkmingas istorijas, apie tai, kaip jie to pasiekė. Tu visą laiką būni pažangus, darai, atrodo labai prasminga. Tu iš tikrųjų keiti, turi galimybę keisti save, savo aplinką. Jeigu pavyksta žmonės, kurie yra aplinkui, vieną akimirką tu esi atsakingas už savo žodį, už savo veiksmą, už savo darbą. Ir gyvenimas atrodo nuostabus ir fantastiškas būtent dėl to, kad tu pats eini. Kiekvieną dieną išgyveni naujai, susipažįsti su naujais žmonėm, darai naujus dalykus. Ir gyvenimas šviečia tada gražiom spalvom. Ir aš kaip mokytoja turiu galimybę ir kiekvieną dieną paklausti, kas yra svarbu mums kaip žmonėms, o kaip tu jautiesi kaip žmogus, o kas tau kaip žmogui rūpi, o ko tu norėtum, o ką tu galvoji apie pasaulį, apie kitus žmonės, apie save. Ir mano tikėjimas vaikais ir jų galiomis padeda vaikam patikėti savimi. Ir kartais aš būnu tas vienintelis žmogus, kuris tiki to vaiku. Ir tai padeda jam eiti į priekį. Ir dar vienas dalykas, apie ką noriu pasakyti, tai yra vidinis pasitenkinimas, didžiulis pasitenkinimas, kai iš tiesų pamatai laimingus vaikus, kai matai, kai jie sako, mokykimės dar, tegul nesibaigia pamoka, o galima dar ką nors padaryti. Ir kai matai dėkingus tėvus, kai jie ateina ir sako ačiū, kad padėjot vaikui atrasti save. Ir kai matai mokytojus, kurie ateina ir sako ačiū, kad mus palaikai. Dar vienas dalykas, kodėl būtų mokytoja geriausia profesija, aš galiu keisti žmonių požiūrį į mokymąsi ir žmonių požiūrį į švietimą bendrai. Kad švietimas ir mokymasis tai nėra išlaikytas egzaminas, kad mokymasis tai yra savo vidinių galių atradimas, savęs atskleidimas, ieškojimas savojo kelio. Ir jeigu tu atrandi savo kelią, tuomet tu gali būti iš tiesų laimingas ir naudingas savo visuomenei.